Labą dieną, bičiuliai. Šiandieną esu Kėdainių rajone ir šiandieną esu nusimatęs 2 objektus. 2 dvarus. Vienas jau yra už manęs ir aš jau esu ką tik jį atvažiavęs prieš 10-15 minučių. Esmė ta, kad šiandien turėjau pasilikti kažkuriam iš 2 objektų per naktį, nes norėjau pagaudyti vaiduoklius. Esam jau darę tokį vidosiką, galvoju, reikia pakartoti ir likti miegoti per naktį. Tai nežinau, atvažiavau į pirmą objektą, vaikštau aplinkui, iš tos pastato pusės yra vietinių žmonių, kurie čia gyvena, žaidžia dabar su vaikais. Tai aš atėjau, jo šiek tiek pakalbinau, paklausinėjau šito dvaro istorijos. Šitą dvarą norėjo pirkti neperseniausiai Natalija Bunkė. Toks vat reikalas. Nataškė norėjo pirkti šitą dvarelį. Flashback. Nekreip dėmesio. Nekreip. Šiandien aš čia, jeigu galima, patrauksiu šiek tiek nuo fono. Kad... Nes šiandien biški taip... Nu, šiandieną poilsis. Jo. Tai Lančiūnava, Kastytis. Tomas. Tomai malonu. Lančiūnava. Kiek miestelėje gyvena gyventojai? Įsivaizduojat? Apie 1250 kažkur tai. Taip. Kažkur tai. Ir čia buvo gimnazija? Čia buvo technikumas. Ir Lančiūnavoj dar po šiai dienai yra kita mokykla gimnazija, ar ne? Ar uždaryta? Nebėra mokyklos? Tik technikumas tam. Buvo čia, tai dabar apskritai jokios mokyklos nebėra? Jo, uždarė. Viską uždarė. Bendrabučiai liko, technikumą uždarė. Bendrabučiai, ten yra, sakykime, taip, sporto salė. Taip. Nu, daug yra čia. Daug yra. Daug yra. O dvaras? Yra dar ir dvaras? Ten. Kas buvo? Ne. Neplanuoju. Ne, nes ten tą bonkę norėjo pirkti. Ta prasme bonkę? Bonkę. Bunkė? Bunkė. Nu, tokia dainininkė yra. Natalija Bunkė? Taip. Planavo pirkti šitą dvarą? Taip. Kodėl nenusipirko? Todėl, kad ten kažkas biški per daug pinigų. Paprašė per daug ir sako Natalija, neperku. Taip. Tai va tokia mintelė yra kažkuriam iš 2 objektų per naktį pasilikti. Čia yra pirmas dvaras. Jis yra aklinai užkaltas. Atėjau, kol kalbėjau su tai žmonėm. Praskanavau aplinką, visus langus. Ir jie visi yra užkalti. Tai va. Visur va čia užkalta. Ten jau pradėta mūryti papildomai. Visur buvo USB plokštės sukaltas, sušaudytas. Aišku, vietiniai pasakė, kad viduje nieko nėra, bet ne tame esmė. Čia vienas iš tų dvarų, kuriame galimai vaidenasi. Tai aš nežinau, kaip patekti, čia visur užkalta. Ten už šito kampo yra tie vietiniai. Tai dabar aš, kai atsisuksiu į tą pusę eisiu, nes tenai yra bažnytėlė tokia, neaišku, ar apleista ar ne. Pasižiūrėsim. Bet pamatysit, kad ten yra ir žmonių už manęs. Tai Yra ir daugiau pastatų teritorijų. Čia neperseniausiai dar gyveno žmonės. Ką jie man papasakojo, tai gyveno žmonės ir juos čia tiesiog iškraustė į kitus socialinius būtus, parūpino socialinius būstus ir žmonės čia nebegyveno. Tai visa teritorija tiesiog pradėjo įsimerdyti. Tenai už manęs liko tas dvaras. Čia va kitas pastačiukas, kuriame irgi neperseniausiai žmonės gyveno. Ai. Nu, gali būt, kad reikės čia sugrįžti. Pasižiūrėsim. Bet dar kartą apėjau, dabar dar prie tų žmonių, su žmonėm biškį pasivaikščiau. Ir esmė ta, kad viskas užkalta. Viskas užkalta. Važiuoju į kitą vičkę. Ai, va čia va.
Čia va, ten yra gimnazija, čia vienai taip užsisuka iki raudonos dalies. Ten yra dar keletas pastatų bendrabučių. Arba, kaip Aldona iš praeito vidosiko pasakytų, yra narvelių. Tai viskas apleista. Viskas, apart vienos dalies, kuri yra už šito pastato. Ten mačiau yra renovuojama. Yra prasidėję griuvimo darbai. Ten vaikščiojo žmogus, kuris prižiūri visą aplinką, kad čia nešmirinėtų tokie bomžegos kaip aš. Flashback. Būtent pas mane žmonių kambarį. O tai jūs čia gal ir gyvenat, Tomai? Ne, tai aš kai mokinausi. Ai, kai mokinotės, dabar nebegyvenat čia. Ne, tai aš gyvenu Vančiūnavai. Supratau. Čia toj pačioj vietoj gyvenu. Taip. Ir ką čia gero? Gero, pamatysit. Nu va. Išsitapetavęs buvau. Baltas sienos. Ne, aš išsitapetavęs buvau. Nu taip, matau. Todėl, kad čia mano kambarys buvo. Važiuojam toliau kolektyvas. Varom iki kito dvaro. Bum. Atvažiavam hibrytę. Kitas dvaras. Bet esmė ta, kad stebima vaizdo kameromis visa teritorija. Langai užkalta tradiciškai, nieko čia kitaip negu kad visur kur kitur. Už savęs pasistačiau tenai mašiną. Ir čia dar kažkas tai atvažiavo, prisiparkavo. Porą žmonių apėjo tą pastatą ir toliau sėdi mašinai. Nevažiuoja niekur. Tai klausimas. Vietiniai, ne vietiniai, gal prižiūrėtojai kokie. Nieko nesakė, aš su jais pasisveikinau, labą dieną pasakiau, jie nieko man nepasakė. Esmė yra ta. Jeigu matot, ten yra kamera. Kamerų yra labai daug. Yra vienas praėjimas į pastatą iš tos pusės. Iš tos pusės jau žiūrėjau nėra ir ten labai daug kamerų. Va šitas va kampas yra akloji zona. O va ten, va, kaip ir rodžiau, yra kamerytė. Ir iš kitos pusės yra kamerų. Visos jos yra stacionarios. Ir aš nematau, kad jos šviestų. Dažniausiai, jeigu yra įkraunamos, gali būti, kad čia yra įkraunama. Laidų aš nematau prie tų kamerų, apart dviejų kitų, kurios buvo stacionarios. Ten mačiau, kad laidai yra. Šitos gali būti arba į vidų įgręžtos per sieną, arba gali būti įkraunamas, nors nenoriu tikėti, kad jos čia yra įkraunamas. Kitas momentas yra tas, kad aš nepastebėjau, jog jos šviestų infraredų arba ledukų, arba būtų kokia lempytė įsijungus nuo judesio. Bet nepastebėjau, gal todėl, kad dabar yra dar dienos metas ir gal dar neįsijungia. Dabar turim 9 valandas, pusė 10 jau beveik. Ir neužilgo, manau, po kokios valandos jau bus tamsiau. Po kokios valandos aš galėčiau apeiti vėl teritoriją ir pasižiūrėti, ar jos čia yra dirbtinės, imitacinės, ar jos iš tiesų filmuoja. Jeigu filmuoja, tai aš jau esu nusifilmavęs ir man be šansų nepavyks įlysti. Bet jeigu nefilmuoja, galėsim bandyti. Kita vertus, šitas dvaras yra paveldosauga, architektūros paminklas ir panašiai ir panašiai. Ir jisai degė. Prieš metus, bijau sumeluoti, man atrodo, rugsėjo mėnesį, jisai degė. Ir tyrėjai rado DNR pavyzdžių, bet taip ir negalėjo įrodyti, kas ir kodėl, ar tikslingai buvo padegta ar ne. Ir esmė ta, kad jisai yra šiek tiek su padidinta rizika. Galimai, nebūtinai, aš nežinau. Ten kažkas miške vaikšto, aš nesuprantu. Ir va, ten yra stacionari kamera ant kampo. Ir aukščiau jos, jeigu matot, visiškai prie kampo, yra kita kamera. O va čia va priešais krūmą yra langas su atviru viršum. Pro jį aš galėčiau pralysti į vidų. Realiai.
su sąlyga, jeigu kameros nefilmuoja. Ir bet kuriuo atveju aš pilnai nebūsiu vis tiek įstikinęs, nes tos ant laido jos neturi infraredo, tai greičiausiai aš jų ir nepamatysiu, ar jis tikros ar ne. O tos kitos išsiaiškinsim. Labai greit pamatysim, jeigu sutems. Nes va dabar aš tiesiai pro kamerą einu, nematau, kad jokia lempytė užsidegtų. Tai vat. Ir ten yra vienas vienintelis įėjimas. O, jau tie žmonės išvažiavo. Ok, aš likau vienas. Aš likau po kol kas vienas. Tai vat. Turim dabar palaukti valandėlę kitą. Ir tada pabandysim praeiti. Tai va, o kodėl aš atvažiavau į šitą dvarą? Čia irgi dvaras ėjo iš rankų į rankas. Vieniem, tretiem, antriem, pirmiem, ketvirtiem bajoram, visa kita panašiai ir panašiai. Bet jame dar ne per seniausiai buvo įkurta psichiatrinė ligoninė. Ir sakė čia chebrytė, kad buvo pačių įvairiausių nutikimų su žmonėms, su garsais, su kažkokiais nepaaiškinamais dalykais ir panašiai. Aš skeptiškas, aš netikiu tais dalykais. Sakė, kad čia ir pacientai šokinėja iš antro aukšto, iš balkonų ir panašiai, bet nemanau, kad dėl vaiduoklio tiesiog, kadangi čia buvo psichiatrinė ligoninė, natūralu, kad jie galėjo šokinėti. Tai va, tai tokie reikalai. Tai jeigu mums pavyks patekt, bus cool. Jeigu nepavyks patekt, nu tada bus liūdna, aišku. Durdomas buvo. Bet psichiatrinė. Visokių ir nevaikštančių. Bet čia nepiktybinė, aš taip suprantu, nes galėjo vaikščioti po teritoriją laisvai, nebuvo ten labai taip stipriai saugoma. O tokius dalykus man tai vis dar patinka, kai nufilmuoji po kokių poros metų atvažiuoji. Taip. Ir gali palyginti, arba jeigu sutvarko, irgi atsiminimų, kaip atrodė viskas. Wow. Bet ir panašu, kad čia kažkas tikrai ėjo ir ne kartą. Nes jau ir sukrauta. Ir va čia va tokie yra įdomus dalykai. Tie užmūrimai? Jo, ir aš nežinau, čia šiaip yra visokių istorijų apie tunelius požeminius iki kažkurias vienas nebeatsimenu tiksliai kur. Ok. Tai gali būti šiek tiek didesnis. Nu gerai, traukit perfiratorių. Neturim. O. Autentiškai. Ir dar vieną kabą, sakau, trečiam aukštį. Koklinis pečius. Jo, matosi koklinis. Taip. Uždažytas tik tai. Labai įdomiai uždažytas. Pigiausiais dažais. Net spariais karščiai turbūt net. Tai nenaudot, nes aš kaip suprantu, su siena ir baigęs ten. Nežinau, kodėl iš vis šitas liko, nes iš kitos pusės apėjus nėra. Kitos dalies, kur malkas dar. Taip. Žiūrėkit, ir plytelių neišdaužė. O, čia šitas visiškai naujas. Aišku, gaila viskas jau kaip tarybiniais laikais sudėta.
Čia maistą paduodavo. Ten tą salę pagalvoju, kur dūnai kaip pagalvoju. Wow. Wow. Prausykla. Žinai, kaip darželio virtuvė genai. Tokia nostalgija. Tai, gal čia jų? Tai iš viso čia turėtų būti. Labai pažįstama. Visos normos surašytos. O kiek jau metų apleistas šitas dvaras? Nuo 2008. Tai iki 2008 dar čia vyko veiksmas. Veikia ta įstaiga ir po to nebuvo iškelta į šio padarį. Realiai 17 metų ir taip viskas nupersta. Wow. Čia labai gerai pasidarbavo. Iš pradžių tai čia net sargas gyveno, va tai sargo būdelį gulėdavo kiaurą parą. Taip. Bet tai, kad jisai nelabai veiksmingas buvo, tai tada iš vis nieko nebeliko. Tiesiog išėjo visi. Čia. Žinai, kiekviena labai skirtingas statusas. Nėra, kad suvienodas. Wow. Nebus faina. Taip ir čia, tai išlysim kitus. Jo, matas, kad naujas šiukšlinėlis. Išdaužyt. Bet taip nefainai, jauti, kad grindys linksta. Aha. No. Kas čia buvo? Radiotechnika. Magnetofon, приставка. Stereo. Čia jau lygis. Taip. Nu, tai iš išorės atrodo dar tikrai įspūdingai, viduje kaip viduje. Nu, viduj matosi, kad lysta buvo. Ir ne kartą, ir ne du. Kad kažkas buvo prikišęs nagu. Na, čia matosi, kad skinėta. Turėjau, mokyklos bibliotekui ten yra tokia gal krūva papkių. Su popieriais iš ko buvo parašyta knyga apie Kėdainių gimnazijos, Šviesios gimnazijos istoriją. Ir priejau prie to, kad pas mus mokyklos įkūrimo metai yra ne visai teisingi. Okay. Nes ant megztinių užrašyta 1647. Ir aš direktorės klausiau, bet neatsakė taip ir normaliai tą klausimą, kodėl. Bet mokykla kaip įstaiga buvo įkurta 1625. Tai gimnazijos vardą 47 gavo. Tai va dėl to, dėl gimnazijos statuso. Bet žinai, universitetas irgi, kai kurtas, jis iškart nebuvo universitetu. Ilgainiui jisai tapo, tai kada universitetu tapo Vilnius universitetas. Aš prie to sakau, nesvarbu, gerai, esam trečia pagal senumą gimnazija Lietuvoje, gal pirma netapsim. Bet tos teisybės aš gal daugiau norėčiau. Aišku, ten kaip truputėlį keliamės tą istoriją didžiuojamės, aš gal kartais pagalvoju, gražu, faina, bet nėra jin tokia graži. Kaip yra, nes veikiam iki 1655 Kėdainių unijos, po to praktiškai neveikiam iki trečio padalyjimo, tada cariniais laikais veikia pradinė mokykla Rotušės patalpose. Ir po to gimnazija pradėjo veikti 1919, jeigu gerai atsimenu, tam pastate, kur dabar veikia, vėl grįžti tas pačias patalpas. Bet kadangi... O gal aš nesimenu, žinau, kad tarpukarį. 22 buvo. Aš pradžių gal 19 kareivinės padarytos buvo ten. Po to to pastato būklė buvo tokia tragiška, kad 2 kabinetai, žinau, buvo laikomi užrakinti, nes galėjo bet kada perdangai griūti. Okay. Pastato būklė labai prasta buvo. Tai 37, kur Kėdainių kolegija stovi, ten pastatė Kėdainių gimnazijos pastatą. Viena moderniausių gimnazijų Lietuvoje. 44 susprogdinta.
vokiečių besitraukiant. Kaip Jo, ir nes Kėdainių buvo Karo dvaras, ligoninė Paštas, padaryta, kaip pas ir visa mus iš kita. viso realiai tarpukarinių Kėdainių. Kentėjo lygiai nuo to pat. Tarpukarinių Kėdainių pas mus nelikė. Keli pastatai, vienas, pavyzdžiui, buvo labai gražus, išskirtinis, realiai apskritai Lietuvos įmant architektūrai. Tarpukarinių dėl dekoracijos nebuvo didelis kažkoksai, bet dėl tų dekoracijų į 2000-aisiais nugriovė. Net netarybinė valdžia jau mūsų valdžia. jo. Šiaip, kuo jūs vardu? Tautvydas. Tautvydai, Kastytis. Armandas. Armandai, Kastytis. Tai. Bet vat, ko norėtųsi vat, iš lietuvių bent, kad vat, bent kas penktas va taip vat irgi tą vat tausotų mūsų paveldą, ką mes turime. Nes pavyzdžiui, vat, ko mums trūksta, vat yra tas dalykas Prancūzijai. Tokie, klišė, gal ne klišė, sakykim, bet žmogus išvažiuoja iš savo gimto miesto, ten į kokį Paryžių, jis sugrįžta po 50 metų jau pensininkas iš viso ir nueina į kavinę, kur visados lankys. Visiškai taip pat atrodo, ji nepasikeis. Pas mus to nėra. Yra Laisvės alėja keletą tokių nėra. įstaigų. Kas? Tas Spurginė, 704 Tai Spurginė, Spurginė tik tais. Ten paveldinis yra interjeras ir paveldinis kolektyvas. Jo. Nes tos pačios darbuotojos nuo 70-ų. Oho, kiek jam? 70? Jo. Tai jis jau pensiją ruošiasi dirba. jau ten. Aišku, ir pats elgesys su klientais irgi kaip tarybiniais laikais, bet kiti dėl to ir eina. Bet, pavyzdžiui, buvo, mes turėjom Laisvės alėjoj iš viso nieko nebeliko iš tų autentiškų restoranų. Buvo Metropolis, kur Dolskis dainuodavo, buvo Versalis, kur irgi mėgdavo, tai ten dainuodavo. Tų interjerų nebėra, padarytas dabar toks iš viso nesąmoningas Charlie Pizza, dabar aš net nežinau, gal net nebėra tos Charlie Pizzas. Bet tiesiog mes nesaugom ir, pavyzdžiui, Vilniui, tai jeigu vis tiek studijuosim, tai labai norėčiau prisidėti prie to saugojimo visų tų objektų. Pavyzdžiui, labai dabar nurašomi yra visi mūsų tarybiniai architektai, nors jie tai buvo lietuviai, ne rusai. O kodėl jie nurašomi? Tiesiog, dėl esamos situacijos, geopolitinės ir panašiai. Vis tiek su tais laikais, kada mes buvom okupuoti. Pavyzdžiui, tik keli pastatai, aišku, operos ir baleto teatras įrašytas, nes vis tiek jau tokio dydžio. Neringos interjeras, Neringos restorano, irgi neseniai restauracija labai vykusi realiai, labai gerai viską atkūrė, bet kiti, pavyzdžiui, buvo baro sienas, grafito technika padaryta, kur tinkas tepo mūsų paskui jisai išgramdamas. Ir nieks nesaugo, niekam nereikia. O turėtų tokius dalykus saugoti. Tai kad ir pažiūrėkite, Marytės Melnikaitės kolūkio kultūros namai, jeigu aš gerai atsimenu, Kėdainių rajone. Architektūriškai šiaip labai toks įdomus, modernus pakankamai pastatas. Bet jis nyksta. Aišku, jis privačiose rankose buvo, dabar tai įmonė likviduojama yra, nes bankrutavo. A few moments later. Turim, kiek mes čia turim, sekundėlę. Po 12:16. Tai kaip gavosi? Aš nežinau, ar matausi. Gal matausi prieš šviesą, nežinau. Kaip gavosi? Va. Kaip visa istorija gavosi. Sėdėjau, filmavau su dronu. Ir skraidžiau aplink pastatą. Atvažiavo 2 jauni bičiukai, išlipo ir atėjo link manęs. Aš pasilabinau su jais, visą kitą panašiai. Ir jie pradėjo vaikščioti aplink pastatą. Jie atsistojo prie manęs pradžiui ir pradėjo kalbėtis apie dvaro istoriją. Sakau, papasakokit ir man įdomu. Ir pradėjo pasakot. Pradėjo vaikščioti. Sako, kaip čia į tą pastatą patekti panašiai. Atsikabino vartelius ir mes įėjome į vidų. Ir jie man visą laiką pasakojo apie visą šitą dvaro istoriją, kas kaip ir prie ko ir panašiai. Ir 4 valandas jie man pasakojo apie istoriją, politiką ir visus visiškai kitus dalykus. Patys matėt. Tai aš pradžiai negalėjau. Čia kažkas vaikšto. Tai vienu žodžiu. Taip, bet matėt, patys pasivaikščiau po pastatą,
Buvom pastate, buvom įlindę į dvarą, pasivaikščiojom dvare nieko nėra išlikusio jau. Ir patys viską girdėjot, patys viską matėt, nežinau kaip per GoPro matysis. Bet dabar aš jau į pastatą nebeisiu, turiu 12 valandą nakties ir noriu važiuoti namo. Tai Tautvydas ir Armandas pravedė man gidų istoriją, labai plačiai apie viską papasako, apie Kėdainius, apie apskritai dvarą, apie tai, kas čia buvo, kokia situacija yra dabar ir panašiai ir panašiai. Tokie reikalai. O dabar 12, čia turėtų gal vaidentis ir kažkas girdėtis. Nežinau, gal viduje kažkas vaidenas ir girdis. Galimai. Gerai, chebrytė, tokie reikalai. Sėdu į mašiną, važiuoju numį. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit laiką, pasidalinkit, pasišėrinkit, parašykit komentarą. Ir susitiksim po savaitės. Ačiū. Gero vakaro.